Sąskrydis organizuotas pagal bendrą Druskininkų vietos veiklos grupės ir Dzūkijos vietos veiklos grupės projektą Tęsiame dzūkišką bendravimą. Todėl sulaukta ir svečių iš Lazdijų, Dzūkijos vietos veiklos grupės atstovų. Sąskrydyje taip pat dalyvavo ir Druskininkų savivaldybės vadovų, tarybos bei administracijos atstovų suburta komanda. Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas sakė, kad tokie renginiai padeda suburti ir sustiprinti bendruomenę, todėl jis visuomet skatina tokias bendruomenės iniciatyvas. Kiekvienam žmogui svarbiausia yra bendravimas, svarbiausia yra dėmesys. Tai būtent tokių švenčių metu yra bendraujama tarp bendruomenių, yra bendraujama tarp žmonių, tai yra parodomas dėmesys vienos bendruomenės kitai, vieno žmogaus kitam. Tik tai tokios šventės ir gali suartinti žmonės, išspręsti netgi kaimynų problemas, jeigu jie nebuvo susitikę ir neapkalbėjo kažko. Tai džiaugiuosi Druskininkų visos savivaldybės bendruomenių tuo aktyvumu, tuo draugiškumu ir tuo sugebėjimu sugyventi, spręsti kasdieninės problemas. Na, jūs įsivaizduokit, dabar nebūtų šitų bendruomenių. Ar šitie žmonės, kurių čia yra keli šimtai, jie galėtų susirinkti, surasti progą susirinkti, jeigu nebūtų tokių švenčių. Jeigu nebūtų tų bendruomenių, kurios jungia, apjungia įvairiems interesams, įvairiems projektams, įvairiems darbams. Tai jau ketvirtasis Druskininkų savivaldybėje organizuotas kaimo bendruomenių sąskrydis. Kaip sakė Druskininkų VVG administratorė Agnė Zepčikaitė-Gaidienė, tokie renginiai tai puikia proga susiburti visai gražiai Druskininkų kaimo bendruomenių šeimai, pasidalinti gerąją patirtimi bei prasmingai praleisti laiką. Iš tikrųjų, tai yra didelis malonumas kaimo bendruomenėm. Paskatina kaimo bendruomenės susijungti, paskatina žmonės pamastyti, kaip mums prisistatyti, kaip mums sudaryti bendruomenės, kaip mums kartu laimėti prizą ar tiesiog pabūti kartu visiems savo bendruomenėje, kartu su kitom bendruomenėm. Tai iš tikrųjų, man atrodo, didelis džiaugsmas yra vieną kartą metuose ši šventė. Ir jinai labai puikiai sujungia bendruomenės visas ir kiekvieną kartu. Vienas malonumas organizuoti tokį renginį, nes labai padeda savivaldybė. Didelis ačiū gerbiamam vicemerui, didelis ačiū vandens parkui, jie mus parėmė, didelis ačiū įstaigom, kultūros centrui, sporto centrui, kitom įstaigom, kuriom mums padeda, seniūnijom. Ir mes visi kartu darom šitą renginį, bendruomenės noriai dalyvauja, nereikia jom nieko sakyti, kad įrodinėti, jie patys žino, kad čia bus geras, smagu. Čia susirinka tik patys aktyviausi žmonės. Nei vieno nėra žmogaus, kurio reikia tempti per prievartą. Jie ateina čia, nes jie to nori. Ir dėl to ta energija tokia nuostabi ir energetika tokia čia trykšta tiesiog per šonus. Tai mes labai džiaugiamės, kad ir jūs čia esate. Renginyje netrūko originalių ir labai smagių varžybų, kuriuose savo jėgas išmėgino visos kaimo bendruomenės. Buvo žaidžiamas krepšinis, paplūdimio tinklinis, organizuotos kitos rungtys. Bendroje įskaitoje po estafetės ir balionų sprogdinimo rungties pirmąją vietą iškovojo Stračiūnų bendruomenės komanda, antrąją Naravų kaimo bendruomenė, o tretieji liko Jaskonių ir Naujasodės kaimų bendruomenės atstovai. Stračiūnų bendruomenės komandai įteiktas pagrindinis prizas – netradiciniu būdu iš popieriaus nupintas medalis, kurį sukūrė Leipalingo miestelio bendruomenės narė Marija Galvanauskienė. Tai šitas bendruomenių sąskrydis jau vyksta kokie 5-6 metai. Kiekvieną kartą skirtingose vietose, tai buvo Leipalingiai, prie Latėžerio, šiandien šiemet Ricėliuose ir kiekvienais metais jis vis didėja, vis platėja ir vis įdomiau darosi. Tie patys, šiaip matosi tie patys žmonės, bet vis daugėja, keičiasi, jau vieni su šeimom atvyksta, pasibūna, kiti dar atvažiuoja iš kitur. Jau nėra tik tai tos bendruomenės, tie patys gyventojai, bet ir žentai, marčios, jau plečiasi toksai, tai toks ratelis didėja. Ir puikia vieta, kur tu gali pažinti daugiau to pačio kaimo, kitų kaimų bendruomenių narių. Labai smagu ir labai džiaugiamės, kad vyksta tokie renginiai. Kiekvienas renginys atneša į mūsų namus ir į mūsų šeimą kuo daugiau gražių ir gerų akimirkų. Tai kaip jūsų bendruomenė ar šiandien pasiruošusi laimėti? Stengsimės dėl laimėjimo, nežinau, ar išeis laimėti, bet kokiu atveju stengsimės būti draugiški. Krepšinio varžybose geriausi buvo Viečiūnų kaimo bendruomenės versmė nariai. Antrąją vietą iškovojo Ricielių kaimo bendruomenės komanda.
Tinklinio rungtyse pirmoji buvo Leipalingio miestelio bendruomenės komanda, antrieji Viečiūnų kaimo bendruomenės Versmė tinklininkai. Originalias krepšinio ir tinklinio apdovanojimo statulėles kūrė Viečiūnų kaimo bendruomenės Versmė darbščiosios moterys Rimantė Trikšienė ir Aurelija Vilūnienė. Geriausių rezultatų pasiekusioms komandoms įteiktos tradicinės dzūkiškos saldžios grikinės bandos, kurias iškepė Ricielių kaimo bendruomenės moterys. Taip pat įteikti Seimo narės Kristinos Miškinienės dovanoti saldūs prizai, o savivaldybė dovanojo pakvietimus į Druskininkų vandens parką. Tradicinėme sąskrydyje dalyvavo ir Ricielių kaimo bendruomenės senbuvė ansamblio Nendrelės narė mokytoja Marijona Grėbliūnienė. Moteris džiaugiasi, kad Ricieliuose gyvos švenčių tradicijos, kurias dabar gražiai puoselėja jaunimas. Dalyvauju visur, kur renkasi mūsų žmonės ir džiaugiuosi jų pasiekimais, jų darbais. Jaunimu dabar labai džiaugiuosi. Aš čia jau 58 metus vaikščioju šiais takais. Visi šitie beržai mūsų sodinti ir užauginti. Ricieliai senas kaimas, turi garsią praeitį. Čia visada buvo aktyvių žmonių labai daug. Ir gabių. Ir dabar džiaugiuosi studentais naujais. Šventės čia būdavo ir jaunystėje, man 40 metų atgal atmetus, jau aš buvau čia, būdavo gražios šventės. O dabar reikia džiaugtis galbūt taip, man kaip senai, tokiu kažkokiu tai nauja banga gražia jaunimo. Subūrė mūsų jaunimą dabar 2 jauni žmonės. Ir dar labiau dėl to džiaugiuosi, kad jie grįžo į tėvų žemę. Čia kūrėsi savo gražią sodybą, vaikus čia moko, čia bendrauja su kaimo žmonėm. Dabar didžiausias džiaugsmas jaunuoliai, jaunimas. Pasižiūrėkit, kokie visi. Tradicinis sąskrydis surengtas Ricielių kaimo bendruomenės sporto aikštyne prie bendruomenės namų. Renginys organizuotas įgyvendinant bendrą Druskininkų VVG ir Dzūkijos VVG projektą Tęsiame dzūkišką bendravimą, finansuojama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas.